Na kągi, sveiki visi. Matote, esu prie upelio su kastingu rankoje. Atėjau kažkoks žvėris. Nemačiau šio normaliai, bet man rodos elnis. Aprėkė mane. Tai biškį išgąsdino, nes rišuos meškerį ir girdžiu kažkas riaumoja. O ten rėkauja. Tai va, senai nežvėjau upėtakiu, nusprendžiau atvaryti ir pabandyti. Nuo kovo mėnesio gal jau nebuvau, tai galbūt pirma ir paskutinė žvejyba normalesnė. Nežinau, priklausė, jeigu pavyks pagauti. Tai su nauja kamera šį kartą. Ir ką galiu apie tai pasakyti, tai jinai labai sunkiai ant galvos jaučiasi tikrai. Tai va, esu tokioj vietoj. Reikia susireguliuoti ritukę. Ir būtų labai smagu pagauti bent jau vieną žuvį šiandieną. Labai arti neinu, nes jeigu vyrą nenoriu nubaidyti, tai turiu naujų masalų pabandymai, kurie man yra jau pasteisinę, tik tai buvau nuplėšęs, tai užsisakiau per naują. Tai va, spinningas šitas yra iš AliExpreso. Nuorodas paliksiu aprašymę, jeigu norit nusipirkti. Tik tai ką galiu apie tai pasakyti, tai kad, čia jis yra upėtakinis, aišku, galima šeriam naudoti. Jisai šitą spinningą perkant ateina su dviem dalim, viena yra iki 15 man rodos ar 12 gramų. Tai tada galima ir lydeką su jo žvejoti, nestambesnį. Lydeką gal ir stambi, bet stambiais masalais mėtyti negalima. Tai jo, ryte irgi iš AliExpreso, valas irgi, toks jau kombo. Gerai, gal tada čia nieko ir nėra, ir aš jis galėsiu arčiau prieiti. Duodam biškį paskęst. Čia va bebro padaryta, tai nebloga vieta slėptis upėtakiui. Stabdį reikia biškį sureguliuoti. Paskui nepakirsiu aš jo. Tai vanduo šiemet yra labai jau žemas upeliuose. Kas nėra šiaip gerai, bet ką darysi. Norėtų, kad jis aukštesnis būtų. Nes dabar labai seklu ir viskas labai matosi. Tai itin atsargiai reikia žvejoti. Ten medį kabinu vis. Bet jau gegužę lašalas skraido, tai turėtų upėtakis ir nuo paviršiaus maitintis. Tai žiūrėsim. Tikiuosi bent vieną šiandieną pagauti. Eisiu prieš srovę. Ir taip stengsiuosi jo neišbaidyti. Nes srovė eina štai taip, tai upėtakis stovės į šitą pusę žiūrint. O aš jeigu iš čia einu, jisai manęs gaunasi nemato. O tai reiškia, kad galiu judesių visokių daryti ir taip toliau. Neišsibaidys. Aišku, masalą bus sunkiau jam pastverti. Bet jeigu aktyvus, tai griebs. Tai va, pavadėlį naudoju 0,16 fluorokarboną. Čia yra gal kokių 30 cm atkarpa. Jau truputį sunaudotas, bet kol yra dar naudoju. Kai kurie iš viso gaudo be pavadėlių upėtakius, tai nežinau. Man tai kažkaip nesitikė be pavadėlio pagauti. Ir dėl to aš jį visados dedu. Reikia va graibštą nepamiršti. Pasimti su savim. Mėtau. Labai seklu visur. Bet čia smėlis. Toksai, kur susmingi, tai pabraidyti nepabraidysi. Ir su britkelniam, kad ir biškį nesąmonė, bet nežinau, žiauriai skaidru, tai galvoju, gal čia ilgą reikia pavadėlį rišti fluorokarbono, nes su šituo neįsivaizduoju čia kaip. Dar taip vanduo nusileidęs niekad nebuvo, tai dėl to. Arba čia nugaudyta jau variantas, nes čia, žinokit, daug plūdininkų sutinku su slekais, kur gaudo. O tai yra nelegalu. Ir šiaip dabar upėtakių imti negalima, jas paleist būtina. O dabar va, kur metu, ten matau truputėlį giliau, tik ten sunku išmest per visus medžius. O, labai gerai užmečiau. Bliam, jau galvoju, apinau žuvį. Kelmas. Einu savo. Va, kas būna su kastingu kartais. Yra upėtakis. Yra, čiupo ką tik. Eikti savo. Pamačiau nuo paviršius kažką čiumpa, užmečiau ir atvaręs tvėrė. Eik tu, geras. Mažas, bet mačiau veidą. Eik pasim dėl viso pikto. Labai tikiuosi, kad jis paims. Mačiau jo veidą, tai gal jisai užsibaidė masalą variantas. Jis realiai pliuškinu aš iš vien. Mėtysiu kurį laiką dabar čia. Lyt pradeda. Oba, reiks keist kameros filtrus. O, turiu. Bliamba, nuėjo. Eik tu savo. Buvo paėmęs. Pipėts. Ir iš karto atsipurtė. Bliamba.
Abydna. Na gerai, reiškia ženklas, kad čia vyra. Bet jau mažiukas tai O, ten stvėrė. Ten neužmesiu. Nu, bet matėt. Kibimą. Aukšlės matau plaukė. Ir čia tikriausiai jau nieko nebebus tada. Apgaudžiu šitą dobę. Reikia varyt kiton vieton. Arba reik masalą bandyt keist. Ką visai norėčiau padaryti. Turiu tokį kaip kirminą. Paliksiu nuorodą prašyme. Esu pagavęs upėtakį ant jo. Ir šiaip jisai šapalui turėtų tikti. Šiauriai gražiai dirbantis masalas. Tai va, štai tokie kirminiukai. Vienas kabliukas. Turiu su savim lietpaltį pasiėmęs dar. Jeigu užlytų. Nes šiandien 9 šilumos. Oras toks nelabai gražus. Man rodos kitur jau lyja. Lyg ir girdžiu kažką tai. Nu, va, šitas ir metas labai gerai. Eik tu savo, kaip jisai dirba. Wow. Jo, gerai, biškai galios, kad iš to nuo pat pradžių nežvėjau. Čia turbūt geriausias mano atradimas iš masalų. Kur be mes jisai dirbs. Fantastiškai. Tai va, tas kirminiukas iš arčiau. Nežinau, gal kabliukus reiktų pasikeisti. Nors aštrokį jie. Nežinau, kaip su vienu pasikirs. Nu, bet keliauju toliau. Nereik čia nuo vietų užsisėdėti dar. Turiu didžią dalį upelę nueiti. Čia tai labai nelandžiusiu tarp tų nendrių. Nepatogu ir mėtyt ir šiaip. Na, taip smagu. Nebent va tai va, nuleisiu. Susrovė jį. Ir čia pakankamai sekluvo, ten toliau matau gylio daugiau. Nes čia gaudo dabar visiškai seklumuoja. Ir keliaujam toliau. Lyt pradeda. Jaučiu, kaip krenta ant manęs lašai. Va, dabar čia reikia tyliai ir atsargiai. Čia dobė. Esu įkirtęs šio upėtakį. Seniau. Vienas iš mano pirmesnių. Čia buvo. Nėlema graži vieta, bet kol kas nesusidomi nieks. Dar specialiai atsiklupiau, kad nesimatyčiau. O, su aukšlė mačiau. O, didelis upėtakis. Po kojom stvėrė. Bet tai kokio dydžio. Labai didelis upėtakis. Nu bent jau atrodė vandenį. Turiu. Nuėjo, blia. Eik tu savo. Davinas. Čia dviese. Čia tas, kur negavo dar. Eik tu savo. Eik tu kokio dydžio šitas. Tai man rodas ant mažesnis čiupo. O, va. Net iš vandens išlindęs buvo. Bet tai kaip jis manęs neįsibaido man keiščiausia. Eina savo nuplėšiau. Kaip aš čia taip nutraukiau. Aš tikiuosi jis nepabėgs per tą laiką. Bet tai du upėtakiai vienai vietoj. Truputį keista. Taip. Bet tai kokie atsargus jie. Oho. Tiek praėjau kilometrų ir va, pats pirmas, kuris normaliai pasirodė. Bandom vėl. Daug šansų, kad jisai nuplaukė. Kol aš čia rišaus. Žvėčiau iš kitos pusės galėčiau užlaikyti. Dabar va greitai ištraukiu ir jisai nespėja pačiupt. Bet iš kitos pusės neturiu. O. Va. Turiu. Yra. Upėtakis. Ok. Stabdė. Galingas. Eik tu savo. Eik tu geras upėtakis šitas. Tik tai, kad neatsipurtytų. Eik tu. O, baba. Gražuolis. Yes! Ir atsikabino kaip tik. Eik tu savo. Eik tu savo. Ant to momento atsikabino cukriukę. Galima realiai pamatuot būtų.
Ai, maras mano metras namie. Bet aš norėčiau parodyti, ranką sušlapinu. O, žiūrėkit, kokio dydžio upėtakis. Lemba gražuolis. Nu. Jo, bomba. Eta bomba. Gerai, plauk. Į laisvę. Ir ten pat nudume. Kiek daug reikėjo vienam upėtakiui. Nu, dabar svarbu neįkris, o eik tu savo kaip slydų. Wow, gyvenimas prieš akis prašvito. O boža, priekį nieko buvo lipt, nes buvo už ko pasilaikyti dabar. Nėra tai. Įdomu, dar šiandien paės kažką pagauti. Ar nelabai? Lemba, norėčiau. Upėtakį kirs dar. Šiaip būna dažnai upėtakinėse upeliuose lydekų, va. Man kaip keista, kad čia niekad nesu pagavęs lydekos. Vien tik tai arba ešerys, arba upėtakis. Būtų labai smagu, jeigu kokie kiršliai gyventų. Gyvenime kiršlio nesu pagavęs, bet žiauri norėčiau. Atrodo tokia įdomi, graži žuvis. Nu, bet nežinau, gal kada nors. Vėl upėtakis tvėrė. Vėl neblogas. 30 comų virš. Eik tu savo. Mačiau paviršių šį. Vėl paėmė. Eik tu. Reikota laikyti, nuleidus vandenį, nes tada jisai netaip šakinėja ir mažiau šansų, kad atsikabins. Opa! Ir atsikabino, vėl. Šitas dar didesnis, man rodos. Greit atkabinam. Bam. Žiūrėkit, koks grožis. Pačiam neįkrist. Išslapinam rankas. O, pažiūrėkit, kokio dydžio. Opa. Margis nuplaukė, eikti, sako, kokie jie gražus. Du upėtakiai. Visiškai nesitikėjau. Ir dar ką mes jisai paėmė ir vis tiek čiupo. Tas yra wow. Nu, čia gražu. Eikti savo. Yra šansų, kad čia upėtakis sėdės daug. Aišku, sėklų, bet čia daug deguonės. Ir vietos slėptis. Nu va, ką sakiau. Ne. Eik tu. Op. Pasileido. Nu, aš taip nenorėjau padaryti. Soriukas. Bet aš nenorėjau, kad jis į medį įsikabintų, tada tai būtų problemų buvę. Nu, bet va, sakiau, kad tokia vietoj gali sėdėti. Ir spėkit, ar sėdėjo? Sėdėjo. Realiai 3 upėtakiai jau. Geras. Ui, vos neįkritau. Kas čia? Bing tik tai. Kabinu gal kažką tai. Nu, bet toks va mažiukas, reiškiasi, yra ir mažų čia. Dauginas, reiškiasi. Super. Geras žinot. Tai galime upėtakių žvybą. Šitam upelį šiemet jau paskutinė. Gal rudenį dar tvarysiu, bet taip tai aš pagaunu ir viso, tada duodu palsėt nuo savęs. Nu tai, nebent varysi kokius naujus kitus tyrinėt. O čia irgi žiūrėkit kiek deguonės. Upėtakių sėdėčia. Rojus. Abejoju, kad čia vienas sėdėjo. Toks mažiukas tokia vietoj. Gal kam atrodo, čia braidyt galima, bet žinokit, tikrai ne. Čia gylis daug didesnis nei atrodo. Ir plius smėlis susmyksti. Tai jeigu vietą sustosi kažkur tai pažvėjot, nu paskui nelabai išlipsi jau. Kad mėčiau, einam toliau. Čia labai graži vieta. Daug šansų, kad yra upėtakis, manau. Kažkokias mažytės žuvytės gaudo. Svarbu čia kokį kelmanį kabint, nes tada neištrauksiu jau, manau. Tikrai. O tai jau būtų nesmagu. Nu, realiai net keista, kad tokia vietoj nėra upėtakio. Čia ir posūkis, ir deguonės, ir slėptis, irgi visko pilna. Toks jausmas, kad čia gali irgi rūlis sėdėti.
Gerai. Toliau einam. Čia duobė. Nemaža. O. Superinis metimas. O mažytės gaudo žuvytės. Nu jo. Aušlytės tos gaudo. Srovinės vadinamos. Tuoj prieisiu vietą, kur pernai sulaužiu spiningą. Ne pernai, užpernai. Štai šitą ir įkabinęs upėtakį buvau, kai sulūžo. Upėtakis. Mažiukas. Išsibaidė. Lemba. Bandė pastverti. Toks mikro. Mažius. Čia tokia vieta, va, matot, medžių prigriuvę. Ir daug srovės. Ir duobė. Nu, bet upėtakį mačiau. Tuos taškiukus jo. Reikėjo man polarizuotus akinius pasimt. Būčiau daug geriau matę žuvį. Nes polarizuotais akiniais tokios upelėse gerai gaudyt. Išima saulės spindulius. Saulės spindulių. Ne taip matosi. Tai labai patogu. Čia gera vieta. Čia itin skaidru. Geras metimas. Mažas žuvytės tik tai. Superinis metimas. Ir labai gerai mėtyti realiai pramokau. Nu ką. Žvejybą baigiu jau. Varysiu namo, jau tiek kilometrų praėjau, jau jaučiasi. Daugiau kaip ir nieko, buvo mažas ešeriukas pribėgęs, stvert bandė, bet upėtakių daugiau ne. Nu, bet vis tiek, 2 ištraukiau, didžiausius. Vienas mažiukas ore atsikabino, kitas tik tai pačiupęs bandė čiupt. Tai sakyčiau, visai neblogas rezultatas dydžio atveju. Tai užskaitau žvejybą. Šiemet jau čia tikriausiai nebe atvarysiu, nebent su avišadirbiu norėčiau pabandyti. Ten tokių bukų pagauti, aukšlių. Na, gal ir upėtakį. Dar miškį atsikirščiau. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Visiems neižvyno ir susimatysim kitam epizode. Iki.